Sveiki, esu lietuvių kalbos mokytojas, knygos mokytojas autorius ir sveikinu įsijungus vaizdo pamoką apie valstybinį lietuvių kalbos egzaminą. Tai reiškia, kad turite motyvacijos mokytis, o aš pasistengsiu jums suteikti teorinių ir praktinių žinių. Mano prieš daugmaž 5 metus įrašyta vaizdo pamoka apie egzamino rašinį tapo populiariausia YouTube, sulaukė 10 000 peržiūrų, tačiau kadangi tiek literatūros programa, tiek egzamino formatas neseniai pasikeitė, nusprendžiau sukurti naują įrašą. Nuo tada, kai pasirodė minėta pirmoji pamoka, sukaupiau daug patirties, iš viso jau 7 metus dirbu mokytoju ir korepetitoriumi, tad nors egzaminas atsinaujinęs, pasinaudosiu visomis turimomis žiniomis, kad padėčiau jums įveikti lemiamą išbandymą kuo sėkmingiau. Puikiai ir pats atsimenu, ką reiškia jaudulys egzamino dieną, suprantu, ką artėjant atsiskaitimams išgyvena abiturientai. Kadaise pats rašydamas gana panašų samprotavimo rašinį lietuvių kalbos egzamine surinkau 99 balus iš 100, tikiuosi, kad kai kuriems iš jūsų pavyks pasiekti ir maksimumą. Kodėlgi ne? Na, bet vieni labiau linkia į tiksliuosius mokslus, kiti į kalbas, todėl svarbu ne tiek gauti 100, kiek pranokti save. Kas vienam mokiniui yra 100, kitam gali būti 85, 70 balų ar tiesiog išlaikytas egzaminas. Šis vaizdo įrašas tiks ir tiems, kurie turi daugiau spragų bei labai menkai išmano rašinio reikalavimus, ir tiems, kurie jau dabar rašo gerai, bet nori dar labiau patobulinti įgūdžius, perprasti niuansus. Jei pažiūrėję vaizdo pamoką norėsite sužinoti dar daugiau, jei savarankiškai ruošitės egzaminui arba tiesiog mokykloje laukiančiam atsiskaitimui, rekomenduoju užsukti į lietuvių kalbos mokytojo Contribui platformą, adresas viršuje. Joje užsiregistravę rasite vaizdo pamokų apie programinius autorius ir jų kūrybą, egzamino rašinių atmintinės su teorija ir praktiniais pavyzdžiais, galėsite klausytis tinklalaidės prie lentos, skaityti mokytojo dienoraščio ištraukas ir naudotis kita mokiniams ir mokytojams pritaikytą medžiagą. Tad ką sužinosite šioje vaizdo pamokoje? Aptarsime, iš ko susideda egzaminas, aptarsime probleminio klausimo struktūrą, pradedami nuo įžangos, baigdami išvadomis, pasižiūrėsime, kaip įterpti autoriaus kontekstą, kaip panaudoti kultūrinį kontekstą, mokysimės formuluoti tezes, aiškinsimės, kas yra bendras rašinio sumanymas, duos jums įvairių patarimų papildomai dar pabaigoje, na ir pateiksiu užduočių, jeigu norėsite pasipraktikuoti savarankiškai, parašyti namuose, pavyzdžiui, rašinį per tas 4 numatytas valandas. Taigi, iš ko susideda valstybinis egzaminas? Pirmiausia yra kalbėjimo užduotis, 30%, vadinasi 30% viso egzamino įvertinimo. Kalbėjimas 11 klasėje, ateinate į mokyklą, gaunate tekstą, 20 minučių ruošitės pagal jį kalbėti, 5 minutės kalbate, 5 minutės atsakinėjate į vertintojo klausimus. Kita užduotis 12 klasės pabaigoje, rašto užduotis sudaro jau 70% viso egzamino įvertinimo, taigi iš viso 100%. Ir rašto užduotis tai arba interpretacija, arba probleminio klausimo svarstymas, kitaip tariant samprotavimas, aš vadinsiu dažniausiai samprotavimu, nes taip greičiau. Taigi ateinate 12 klasės pabaigoje į egzaminą ir pasirenkate arba interpretacijos temą, arba samprotavimo temą. Tai rašto užduotis, pažvelkim konkrečiau dabar į ją, štai tokios galėtų būti užduotis. 2 interpretacijos, 2 probleminio klausimo svarstymų. Tiek interpretacijai pateiktas, tiek samprotavimo rašiniui pateiktas tekstas gali būti gali būti eilėraštis, gali būti prozos tekstas, čia būtent tai ir matome. Probleminio klausimo svarstymas, vėlgi eilėraštis ir Škėmos, šiuo atveju romano Balta drobulė ištrauka. Taigi 4 iš viso temos, 4 užduotis, jums per egzaminą reikia pasirinkti tik vieną iš jų, na, mes kalbėsim apie samprotavimo rašinį, būtent jo užduotis, taigi lieka 2 temos. Arba štai turėtumėte egzaminą atėję pasirinkti eilėraštį, kurioje pusėje matoma, arba jau minėta Baltos drobulės ištrauka ir apie tai parašyti rašinį. Tai kokie čia niuansai? Pirmiausia, rašinio pavadinimas turi būti užduotyje suformuluotas probleminis klausimas. Štai tie klausimai čia pabraukti, ar yra teisingo gyvenimo standartas kairėje pusėje ir kaip išlikti autentiškam vartotojiškame pasaulyje dešinėje pusėje. Tai klausimų nekeičiat. Koks klausimas yra? Tokiu klausimu ir samprotaujat. Kaip užduotį ir nurodyta, reikia samprotauti remiantis asmeninę ir kultūrinę patirtimi. Ir būtina, absoliučiai būtina remtis pateiktų tekstu arba jo fragmentu. Tai arba eilėraščių, arba
fragmentu iš baltos drobulės. Jeigu to nepadarysite, egzaminą surinksite lygiai 0 taškų. Probleminio samprotavimo tikslas yra išnagrinėti problemą, ją pažvelgiant bent iš dviejų požiūrio taškų, tai yra aptarti bent du arba daugiau problemos aspektus. Na tai iš dviejų požiūrio taškų tai jau pasufleruoja, kad bus dvi dėstymo pastraipos. Vienoje dėstymo pastraipoje, kaip sakiau, jūs būtinai remsitės pateiktų tekstu arba jo fragmentu, o kitoje dėstymo pastraipoje labai rekomenduoju remtis kitų programinių autoriumi. Kodėl? Todėl, kad parašyti pastraipą visą pilstant iš tuščių į kiaurą yra sudėtinga, už tai daug taškų negausite, o tuos programinius autorius vis tiek mokykloje skaitėte, analizavote, daugiau ar mažiau suprantate, todėl jeigu prieš egzaminą pasikartojate, pasiremti kokį nors dar antrų autoriumi neturėtų būti labai sunku. Tai apimtis rašinio 450 žodžių, trukmė 4 valandas rašote. Jeigu jūs neprisimenate, nežinote, kokie tie programiniai autoriai yra, visą jų sąrašą pagal atnaujintas programas rasite puslapyje lietuvių-kalbos-mokytojas.lt. Rekomenduoju nueiti, pasižvalgyti ir prisiminti. Taigi, einame prie samprotavimo rašinio struktūros. Nesvarbu, tiesą sakant, ar jūs rašot samprotavimo rašinį, ar interpretacijos struktūra atrodo panašiai. Vis tiek bus įžanga, bus pirma dėstymo pastraipa, bus antra dėstymo pastraipa ir bus išvados. Kaip turėtų atrodyti įžanga? Tai įžangoje galite išaiškinti svarbiausių rašinio temos žodžių prasme, galite pasitelkti tinkamą kultūrinį kontekstą, ir įžanga baigiama 2 tezėmis. Apie tezes vėliau kalbėsime. Tai tose tezėse privalomas autorius ir jo kūryba neminima. Vietoje tezių įžangos pabaigoje taip pat gali būti keliamas probleminis klausimas pagal temą. Tema, kaip žmogus elgiasi kritinėse situacijose, ir įžanga. Įžanga mokinys pradeda nuo sąvokos kritinės situacijos aiškinimo, savais žodžiais pristato, kaip tai supranta, ir įžanga užbaigia 2 tezėmis. Žalia, vieni žmonės yra stiprus, gyvenimo užgrūdinti individai kritiniais momentais galintys vadovautis blaiviu protu. Antra tezė žydra, kiti yra dvasiškai sužlugdomi ir palūžta. Tezės, kaip jau turbūt supratote, yra galimi atsakymai į temos klausimą. Dabar pažiūrėkime šiek tiek sudėtingesnį variantą. Tema, kodėl žmogui svarbi jo kilmė. Galite stabtelti, perskaityti įdėmiai, o aš iš karto jau ir komentuoju. Šiuo atveju matote, kad įžangoje pasitelktas kultūrinis kontekstas, o konkrečiau triptikas žemiškųjų malonumų sodas. Ir užbaigiama 2 tezėmis. Žalia, mėlyna, viskas čia aišku. Dar vienas variantas - įžangos tema ar darbas žmogų puošia. Čia atkreipkite dėmesį, panaudotas jau yra istorinis kontekstas. Ir jūs iš tiesų mokėkite panaudoti tai, ką jau žinote. Nereikia netgi papildomai daug ten domėtis tą kultūrą, kad jūs galėtumėt parašyti gerą įžangą, įterpti ją kokį nors kultūrinį argumentą. Tiesiog būkite gudrus. Mokykloje juk klausėtės vis tiek apie skirtingus laikotarpius, kas jiems būdinga, apšvieta, renesansas, romantizmas, modernizmas ir taip toliau. Galite visą tai panaudoti, galite palyginti. Štai čia, pavyzdžiui, svarstom apie darbą, ar ne? Skirtingai vertinamas, skirtingais laikais buvo. Apšvietos laikotarpiu pristatoma, kaip buvo vertinamas darbas, koks žmonių požiūris buvo į, ir modernizmo laikotarpiu. Ten visai kitaip tas darbas vertintas dėl technologizacijos. Ir štai jau atsiranda toks kontekstas visai neblogai atrodo. Užbaigiama lygiai taip pat 2 tezėmis. Ir kaip sakiau, galima įžangą užbaigti probleminiu klausimu. Tema, kaip išlikti autentiškam vartotojiškame pasaulyje. Tai pagal temą ir tas klausimas formuluojamas, nereikėtų nuo jo per toli nukrypti, gal šiek tiek kitais žodžiais tiesiog tas klausimas užduodamas ir tuomet tezių jau aišku nelieka. Vietoj tų 2 tezių įžangos pabaigoje jūs keliate tiesiog probleminį klausimą. Ir čia taip pat matote kultūrinį kontekstą panaudotą, filosofas minimas, jo idėjos šiek tiek pakomentuojama. Galim palyginti 2 įžangas. Kodėl sunku suprasti kitą žmogų? Pirmas variantas, perskaitykite, čia jau paprastai mokinys samprotauja, nėra jokio kultūrinio konteksto. Variantas, kokį kiekvienas gali, man atrodo, mokinys suregzti su daugiau arba mažiau klaidų. Kitas variantas, ta pati
tema, bet panaudojamas kultūrinis kontekstas, pasakojimas apie Babelio bokštą. Tai čia viskas, man atrodo, labai gražiai sudėliota ir užbaigiama klausimu, kas šiuolaikiname pasaulyje atskiria žmonės ir kodėl jiems sunku suprasti vieniems kitus. Pasižiūrėkite, perskaitykite, kaip nuosekliai sudėliota ir kaip tas kontekstas iš tiesų praturtina įžangą. Jeigu pavyksta parašyti kažką panašaus, tai aišku, antras variantas yra geresnis, bet jeigu ne, tai ir parašę pirmą variantą galite vis dar gauti labai aukštą įvertinimą. Po įžangos dėstymas. Dėstymas yra pati svarbiausia rašinio dalis, dvi dėstymo pastraipos. Pirmoje, ar tiksliau gal vienoje iš jų remiatės duota ištrauka, kitoje kitų pasirinktų programinių autoriumi. Labai svarbu žinoti, kaip atrodo dėstymo pastraipos struktūra, ką ir kur reikia paminėti, kaip remtis kūriniu, bet apie visą tai sužinosite užsiregistravę Lietuvių kalbos mokytojo Contribui platformoje. Ten rasite visą pamoką valandos trukmės vaizdo įrašą, kuriame nuo A iki Z paaiškinama, kaip rašyti samprotavimo rašinį. Čia tik įžanga aptarime, dar liko labai daug dalykų. Dėstymas, išvados, autoriaus kultūrinis kontekstas, pavyzdžiai, visą tai rasite užsiregistravę. Ir ne tik tai, rasite ir rašinio struktūrą, pavyzdžius, patarimus sutalpintus į patogias kelių lapų atmintines, kuriomis galėsite naudotis mokykloje, elektroniniu būdu arba atsispausdinę. Rasite, atrakinsite visas vaizdo pamokas, kurių tik daugėja. Tos vaizdo pamokos apie programinius autorius, apie jų kūrinius, taigi galėsite naudotis ir kai reikės pasikartoti prieš rašinį mokykloje, kontroliniai pasiruošti. Išbandykite. Galėsite ir man ten užduoti klausimų, atsiųsti žinutę, parašyti komentarą, mielai atsakysiu. Taigi, pamokos tęsinys, likusi dalis, puslapyje contribui.com, pasvirasis brūkšnys, lietuvių kalbos mokytojas. Registruodamėsi pasirinkite mokiniams skirtą planą.